Sveiki gyvi. Iš vaizdo pavadinimą turbūt daugelis pagalvosit, kad mane nuvažiavo jau stoks ir pradėjau klėdėti. Iškart noriu perspėti, kad aš nevartoju jokių svaigalų, alkoholį, narkotinių priemonių ar kažkokių stiprių medikamentų, kad turi kažkokius šalutinius poveikius, pradėčiau svaigti ir klėdėti. Tikrai ne. Ir vaizdo įrašas ir paremts logika, sveikų protų ir tai, kas vyksta aplinkui. Taigi, turbūt dauguma žmonių esat netgi galbūt ir susidūrę, ta tiesiogin žodžių prasme, ir mes to išvengti praškai ir negalim. Tai yra kalba apie visokias religinis bendruomenis, sektas, sektelės ir taip toliau, katros remas Jėzaus Kristaus mokymu. Reitų mokym iš kur jam? Iš Biblijos. Jam iš Seno testamento, Senajam testamente Jėzaus Kristus dar nebuvo, vėliau jis atsirado, Naujajam testamente. Ir įmama būtent tą knygą ir manipuliuojama. Kas kaip nor, ties tepano išvartat, kas kaip nor, tep tas ano išpasako, interpretaun, iškraipo ir taip toliau. Ne? Ir unto ir pastatytas didžiausias religinis bendruomenis. Tos bendruomenės manipuliuojant žmonėm, veikia išvien su politikas ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, pakalbėsime apie patį Jėzų Kristų. Ko Jėzus Kristus norėtum iš jūsų? Ir pabandykite jūs prieštarauti, kad tai yra mels. Aš dabar jums sudėliuosiu. Bet vis dėlto reikėtų išduoti paslaptį, kas man privertė vaizdo įrašą daryti. Mane vaizdo įrašą privertė daryti du žmonės, be galo skirtingi žmonės. Be galo skirtingi žmonės aš sutikau viešo erdvė ir man teks senas pabendrauti. Vienu žmogų pažinsiu jau seniau, o su vienu susipažinau kon tik. Tas vien žmogus, kurį aš pažįstu seniau, tai žmogus ilgą laiką pravartojęs narkotikus, dabar jums sako, kad jums nebevarto, bet iš tikrųjų valgo tus grybukus, tus haliucinogeninius. Ir žmogus pasako, ko mat per tas haliucinacijas, per tus apsvaigimus savo vaizduotis. Pasako žmogus. Kit žmogus, katras savilaika pastorium, protestantų pastorium. Tas žmogus, kuris vartoja narkotikus, iki šiol visokius grybukus varto, kveit kitus pavartoti. Žmogus neturi šeimos, uns ir viens pats. Ir uns įsivaizduojant, kad uns mat kažkur tai labai prasminga, bet nesuprant, kad žmogus tiesiog ir visiškai apsvaigęs. Kit žmogus save pristato kaip pastorium, protestantų pastorium, bet tas žmogus turi žmoną, turi 6 vakus, turi sodybą ir man pasirodė, kad labai šaunus žmogus. Nes man teko susipažinti ir su savo žmona, ir su savo vakas. Viena vaka nebuvo, su 5 vakas. Ir aš palyginau dvi šeimus, 2 vienodų panašaus amžiaus žmonės, vyrus. Ir aš supratau, kad tas žmogus, kuris save pristato kaip pastorium, pavyzdys man yra gražesnis, daug gražesnis. Jūs man pasakykit, kad šiandien išdrįstam auginti tokias didžiulis šeimas, gimdyti tiek daug vakų. Vaka tai buvo ten nuo 6 iki paauglių, tai tokio amžiaus. Jauns vyruks. Išduosiu, kad mums tirps taliam, nėra kažkoks ten verslininkas ar dar kažko. Papras žmogus. Grina papras žmogus, mačiau atvažiavęs kokį mašiną, nežinau, su 95 metų, autobusiuku sėdo, autobusiuku surūtėjus. Bet ten visi sulipė, kaip sakant, keliaudavo su šeimina ir taip toliau. Ir kame dalyks, aš mačiau tų vaikų akyse, žmonos akyse, pačio žmogaus džiaugsmą, laimę. Mačiau pilnatvę. Ir aš galvoju, žmogus vis dėlto sek Jėzaus Kristaus mokymu ir pavyzdys visai neblogs. Sakyčiau, pavydėtins pavyzdys, ne? Ir žmogus,
kits, kalbantis apie kažkokių gripukų valgymo naudą ir pasako apie kažkokius, įėjimus. Vienkart, buvo užėjus kalba apie žemės formą, tai sak, žemė ir visokių formų viena kart tokį, kita kitokį, trečią kart kitokį. Ir tada, jeigu pasirimas logika, kaip gal žemė deformuotis ir keistis. Tai aišku, priklauso nuo suvartotų kažkokių tai produktų kiekiaus greičiausia. Kokio produktų pavartoji, taip ir atrodo ta žemė. Tai va. Ir trets žmogus, apie ką reikėtų apkalbėti, buvau aš. Aš kalbu apie 3 žmonės, apie 3 vyrus. Aš su savo šeimos gausybė negaliu pasigirti. Viso labo. 2 vakus pavyko, pakolkas, sulauk 2 vaikų. Ir mano gyvenimą kryptis, nesakyčiau, kad ji ir labai nuodėminga, jeigu ten kalbėti. Nors ir vėl tas nuodėmė, čia nereiškia, čia mes gimstam nuodėmingi ir čia mes turim iš karto atgailauti. Bet iš esmės stengiausi iš tikrųjų būti žmogum ir stengiausi iš visų išgalių būti žmogum. Sąžiningu, padoriu, normaliu, padoriu žmogum. Ir tai ir be galo sunku. Ir aš uždaviau savo klausimą. O kaip čia tas Jėzus Kristus? Galbūt Jėzus Kristus ir padėjo tam žmogui tokį gausią šaunį šeimą turėti ir gyventi laimingą gyvenimą. Kad ir su senu automobiliuku, kad ir rūbas iš prieglaudos, ne prieglaudos, o iš padėvėtų rūbo, ne? Ir taip toliau. Ir tada tu supranti, kad tiesiog yra vertybės po žmogų. Ar tu žmogus nori būti žmogum, ar tu tiesiog vaikais kažkokias tai madas. Jeigu tavo tikslas yra būti žmogum, tada pilnatvė, džiaugsmas ir laimė yra visai nedaiktus kažkokius, ar dar kažkokius asmeninius pasvaigimus, savanaudiškus. Ir mes grįžtam prie Jėzaus Kristaus. Taigi laida apie Jėzų Kristų, apie pranašystės. Ir aš visą laiką užduodu klausimus, o kaip čia ir kas čia ir, kaip čia su tuo Jėzu Kristum, kaip čia kas čia ką. Ir aišku, ateina atsakymą. Ir tas atsakymas aš noriu su jumis pasidalinti. Jeigu kalbėti apie Jėzų Kristų, Jėzus Kristus buvo toks bičas, greičiausiai. Ir tas bičas buvo keits bičas. Ir tas bičas ėjo prieš sistemą. Tai buvo tikrasis kovotojas prieš sistemą. Ir aš vis užsiduodu klausimą, kuo tu tokį padarei, kad tave ant kryžiaus pakabina? Kad kryžių pavertė kankinimų įrankiu. Sako, aš tik norėjau išgelbėti žmonių grupę, iš katrų darė kažkokią tai tautą. Kokią tautą? Kokią grupę? Elementari, beduinų, sako. Beraščių, menka suprantančių, kas vyksta už anų genties ribų, nesuprantančių, kas vyksta pasaulyje, buvo paimta grupė, vedžiojama po dykumą ir buvo bandoma padaryti naują tautą. Ir aš šaukiau, kad jumis apgaudiniai. Iš jų sudaro naują tautą, kad paskui bus išnaudota prieš visą žmoniją. Su ta tauta busite išnaudoti, jūs busite išnaudojami. Ir jūs nuo to kentėsit ateityje. Ir aš bandžiau išgelbėti žmonės. Ir už to mane pakabino ant kryžiaus. Ir aš tada, logikas ir, ko mes šiandien nematom, viskas matos. Mes nematom Izraelio karų, matom. Ar mes nematom antrą pasaulinį karą, mes neatsimenam stovyklų vokiečių. Atsimenam. Gerai, važiuojam toliau. Tai gerai, bet kodėl Jėzus Kristus ir rodoms kaip gelbėtojas ir visi meldas anam ir anozys ir anoprašo. Jėzus Kristus atsako, tai yra pati didžiausia kvailystė. Mano mokyms yra išlikti žmogum. Mano pagrindinis mokyms yra išlikti žmogum, kad kiekvienas žmogus savarankiškai išliktų žmogum, nes kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys. Dievas sukūrė tokį žmogų, savarankiškai davė sąmonę, protą ir pats žmogus renkas, ko nam būti. Bet pats sudėliojams gyvenimą, tai ir gyventi prasmingą gyvenimą. Ir jeigu žmogus nuklystų, neš pats su savo atsakomybę.
Čia ne Jėzus Kristus neša atsakomybę, kad neink lūpus ir prašo atleidimą. Tai pats pridarė. Ir Jėzaus Kristaus mokyms ir labai iš tikrųjų paprast, be galo paprast. Ons ir suprantams netgi 2 metų vako, kad reikia būti geru. Tiesiog reikia būti geru. Ir jeigu tu būsi geras, bumerangu grįž geras. Ir kada Jėzaus Kristaus mokymai iškraipo ir padaro iš to religijas, ir Jėzaus Kristaus vardu ir žudomas tautas, kuriami kare, aš visada turiu omeny Žemaitiją, nes būtent Žemaitiją Jėzaus Kristaus vardu kryžiuočio žygė buvo išžudyti mūsų 100 000 protėvių, išnaikinti kaimą. Tiesiog buvo bandoma išnaikinti visą civilizaciją, visą pasaulėžiūrą. Ir tai buvo prisidengiama Jėzaus Kristaus vardu. Ir ani paskiau pasitvark biškeliukai ir dabar ani jau vyr šventieji ir ani dabar visas suonas į gerą. Ne. Ani nėra atsiprašę. Kiekvienas turi atsiprašyti ir suprasti. Atsiprašyms nėra tada, kada tu atsiprašai, vėl tu padara. Jeigu tu atsiprašai, tu turi pripažinti klaidas ir daugiau to nebedaryti, bet ani dar toliau. Ani turi manipuliuoti žmonėm. Ani toliau apgaudinė žmonės, Jėzaus Kristaus mokymas. Ani toliau veika politika, ani veika politika išvien su politikais ir taip toliau. Menkindami kitus ir taip toliau. Imdami pinigus už paslaugas, neva tai tarpininkaujant tarp Jėzaus. Dievo pasiuntinį, nieko panašaus. Ani iš to kaunas turtus. Jėzus Kristus sako, aš taigi buvau paprastalius. Aš dirbau paprastą darbą, bet aš tiesiog supratau, aš turėjau sveiką protą. Ir man įdomu, kad sutikt žmogus, katras pastorius, ne? Protestantų, taip pat stalius. Tik to. Ir aš vis užduodu klausimus ir gaunu atsakymus ir man tie atsakymą kartais netgi gąsdina. Ir Jėzus Kristus man sako, kad visas religijas absoliutiška, nieko bendra neturi su mano mokymu, nei tiesiog interpretuojant kaip nori, ani iš to daro naudą, ani renk pinigus, ani apgaudinė žmonės. Ir aš pagalvojau, loga, kas ir tame. Ir, sakys, pasižiūrėkit Vatikane, kokią auksą banką, auksas išklota, išdaryta visą pompastiką. Ar aš to kur nors esu mokęs, kaupti turtus, laikyti, skolinti pinigus, kaupti? Ne. Aš tik visą laiką mokiau, kad reikia užjausti vargšą, nabagą, kad žmogus neturi valgyti, padėti ir taip toliau. Tai gerai, aš sakau, Jėzau, tai kodėl tu tai kunigą padedi visą kitą? Sako, kunigai ir patys apgautėja, suklaidintėja. O dėl ko? Sako, dėl to, kad Dievas sukūrė kūrinį moterį ir sukūrė vyrą, kada viens kitą vaisintų ir susilauktų palikonių. Ani jau, sako, ir nukrypė nuo dieviškas programas. Logikas ir. Sakau, o dėl ko taip vyksta? O dėl ko aniai taip dar? Sak, dėl to, jeigu aniai turėtų šeimas, aniai rūpintumė savo šeimą, o bažnyčia sako, valdžia, tai būtų labai nenaudinga. Ani nebeneštų Vatikano turtų, nes anim rūpėtų savo šeimą, savo vaiką. Ir ani rūpintumės, kad normalus padorus tėvą. O sakau, su vienuolis, sak, ten tas pats. Viskas tas pats. Tai ne tiesiog aptarnaujantis Vatikano personalas, tarnaujantis Vatikano tai visą sukurtą politiką. Ir padaryta, sako, mano vardą. Kalbam toliau. Gerai, kalbam toliau. Taigi, Jėzus Kristus sako, kad reikia būti vyru, reikia būti moterim, nes būtent Dievas tokį sukūrė. Vyras turi apvaisinti moterį, moteris turi sulaukti palikonių ir tęsti dievišką programą, auklėti padorius vaikus su padoriom vertybėm, pasaulėžiūra ir taip toliau. Nekenkia aplinka. Ir tada kyla klausimas, o tai palauk, tai kam turi melsti žmonės? Sako, kodėl žmonės turi melsti, dėl ko nei turi prašyti ir zysti? Aš nenoriu, sako, kad prieš mane klūpėtum ir melstum į žmonės. Aš norėčiau, kada neatsistotum ir pradėtum būti žmonėmis. Nes kiekvienas tėvas bus laimingas savo vaku, kada vaks užaugs už anų protingesnis.
padoresnis, doresnis, daugiau pasieks, tada Dievas bus laimingas. Dievas taip pat. Dievas ir laimingas, kada Jėzus Kristus taip elgės. Jūs irgi turite taip elgtis, kad Dievas būtų laimingas. Jūs turite visi šansą būti Jėzumi Kristumi. Tai ir tiesiog žmogumi, padoriu žmogumi, Dievo vietininku žemė, nes Dievas tokį sukūrė ir davė visas galimybės būti žmogum. Ir visas galimybės duotas. Bet žmogus nuklysta. Uns pasirenk blogybės, uns pasirenk lengvesnį, tuštesnį, beprasmingą kelią ir paskui pas nuo to kent. Ir naikint savi, naikint žmoniją, naikint savo planetą. Jėzus Kristus sako, aš dirbau su medžiu, aš jaučiau medį. Aš dirbau su gamta, aš iš gamtos kūriau kūrinius. Ir Jėzus Kristus kalba apie medį, apie gamtą, apie gyvastį, apie tai. O ko dabar daro krikščionis? Kert miškus, masiška kert miškus. Ir nuo to kent, pats kent. Viskas grįžta atgal. Čia nieks nenubaud. Čia ir tiesiog bumerangų principų. Ko tu darai, atsitiks tau vis tiek grįž bumerangų blogių. Ne tau, tavo vakams. Ne tavo vakams, tavo anūkams. Ir čia yra užprogramuota. Karmos dėsnis, ne? Ir viskas. Ir tada tu supranti, kad Jėzus Kristus tiesiog suprato, kas ir gamta, kada nori gelbėti, saugoti, mylėti, tausoti, padėti visiems žmonėms, jeigu tu turi galimybę padėti. Ir tiesiog būti žmogum. O toks ir Jėzaus Kristaus apsireiškimas. Ir jūs pasakykit, kad tame apsireiškime nėra logikas ir kažkokias haliucinacijas ir klėdėsi. Aš galvojau, kad aš nedarysiu tom vaizdo įrašą, nes paskui žmonės pagalvos, kad nuvažiavus toks. Ir man kažkoks spyris iš nugars. Bailys. Pasidavai. Galvoju, ne, reikia daryti. Nors šiandien tikrai neplanavau daryti. Ir vadarau. Ir šneku tas, kas eina iš dūšės, iš vidaus. Aš niekad gyvenime negalėjau patikėti, kad kalbėsiu kažkokį Jėzaus Kristaus vardui ir kalbėsiu kažkokius mokymus, pranašystės. Aš visada galvodavau, kad tie žmonės ten susirinkę į tas sektas, kur garbintų ant Jėzų dainau, ten da šokai, paskui išėjai toliau kiaulėm būn, čia Jėzaus vardo, aš laikiau psichiškai nesveiką, sąžiningą. Bet ir tokių žmonių, kad, pavyzdžiui, būtų narkomana, ten dar kažkai vagis bandita ir sako, Jėzus Kristus to. Bet ten tik nesuprant vieną dalyką, kad jeigu Jėzus Kristus anim davė kažko, anie pradėjo turbūt gerai elgtis ir anus biš padėjai, pastumėjai. Ir anie nubėga kažkokias bažnyčias ir vėl nuklysti šoną. Tai jūs reikit. Jėzus Kristus sako, nereikia jokių bažnyčių. Absoliutiškai nereikia niekam melstis. Reikia stengtis būti žmogum. Tai yra pats artimiausias kelias prie Jėzaus Kristaus tapti žmogum. Tu tampi žmogum ir tu pradedi panašėti Jėzų Kristų. Kuo tu labiau būsi žmogus, kuo tu labiau būsi sąžiningas, kuo tu labiau būsi dors, tuo tu labiau panašėsi Jėzų Kristų. Ir tada tau nereiks klūpėti prieš anų, o tu tiesiog galėsi jau pradėti bendrauti su anų. Kaip tu lygus. Kaip tu lygus. Ir tada dalintis patirtim tu galėsi. Ir tada tau ateis patarimą. Ir tau ateis paskatinims. Ir tau tada padės. Kas tau padeda dažniausia gyvenime? Kas mums gyvenime dažniausia padeda? Mums gyvenime dažniausia padeda kas? Drauga. Kada Jėzus Kristus tau tam draugu, tada mums ir padės. Bet jeigu tu kaip minkysta prieš anų klūpi pats būdams parazitų niekšų, tau niekada jums nepadės. Uns tavi žiūr kaip savanaudį kažkokį, melagį aferistą. Katras atėjo ir kaulį. O užko uns tur tau padėti? Užko. Ar jūs padedat žmonėm, kad jie yra aferistas, sukčiai ir kaulį eina ir zys? Ne jūs apeinat. Šitas pats ir su Jėzum Kristum. Jeigu tu tampi žmogum, jeigu tu stengis, uns tam tau draug. O paded tik draug. Draugs draugų visada paded. Tikras draugs, neapsimetėlis. Viskas prasidėjo vakar. Viskas prasidėjo vakar nuo
Nu, keistų dalykų galiu papasakoti. Matė turbūt vaizdą įrašą, kada dariau su Robertu draugu, kad aš turiu problemų su sūnus, kaip sakant, įtraukė Tomsis jėgos Anglijos sūnų į narkotikų liūną ir į priekybos ir visą kitą, kad atsijungi nuo tėvų ir pasidavė tam, vadinam, tam satanistiniu agregoru, minčių laukų, nes žmonės kolektyvinis tas ir minčių lauks, kada žmonės pakliūna į tų kolektyvinį lauką. Nu, dar trumpą pasakys. Vat ir pastatom 100 kvailų žmonių, narkomanų, pijokų, niekšų ir įmetat į ton 100 žmonių 2 padarių žmonės. Ir greičiausiai 100 žmonių nusuvalgys. Minčių lygmenį. Nes būtent tame rate ir sukūrima minčių lauks. Ir žmogus ir tiesiog įtrauktas. Tai va, kada tu išvyksti į kokį Anglijas, ten irgi egzistuoja minčių lauks, ypač Londonus. Aš nesakau, kad visą Angliją už Londoną. Kaimukus, tai nuostabus gyvenimus, nustabus žmonės gyvena, viskas ten daug mažai ir padoro. Bet aš žinau, tai dėl ko centralizuojam, tai satanistinė centrą, tai miestą, va tas ir sukūrams tas agregors tamsos ir žmogus tiesiog ir įtraukams kapiliūną. Tai ir būtent kas atsitiko, va Roberts išvažiavo gyventi Angliją, išsivežė vaką ir tom vaką tiesiog įsirpė tą sistemą. Ir be galo ir sunku išpešti, kada tu nežinai, nesupranti, kaip ta sistema veikia. Ir tau gali būti artimieji, močiut senelė, gali būti ano bendrininkas tapti, ano gal pradėti ginti ir tavį spausti ir tu gali tiesiog išdurnėti. Ir aš pamačiau, kad ir be galo sunku žmogum, bet Roberts taip pat nėra eilinis žmogus. Roberts taip pat ir neeilinis žmogus su savo žmona ir aš matau, kad neišsikapstys. Nes jau kiek dabar matau, paskutinė veiksma rodo, kad ein link išsikapstymą ir iš tikrųjų tai gausiais rezultatė visai neblogs rezultatas turėtum gautis. Ir Roberts atvyko į Lietuvą, pasigydė biškį, tam petį skaud, visą kitą, spazmom, bet aišku, viskas čia ir dėl nervinių, tų stresų, žmogus eina į masažus, nes nam prieš tai kažkada buvau, eina į masažus, ten dar toks specialius kažkoks masažus, nam tada padėjai, grįž pasidaryti ant masažus ir taip toliau. Ir aš vakar tiesiog atvykau pas vieną žmogų, pas pažįstam, montau padangas, ir išsikalbėjom apie monton draugą Robertą, kad rampa ir problemas su to pečiu, klauso, Roberts jau išvažiavo į Angliją, skau šiandien iškrenti, taip toliau, skau čia grįžbiš pasigydyti, surunk, sako, o kuns ten dar, skau masa, o sako, dėl ko tu neveži pas mūsų Robertą, ir du Robertą. Roberts iš Anglijos, dabar, kad suprastam, tai ir Roberts, kad gyvena Privarnių. Vat, Privarnių Roberts yra, ne? Bitininkas. Bitininkas, bet ten ir kitoks bitininkas. Ten ir, kaip sakant, galim sakyti, Jėzaus Kristaus siūstas bitininkas, kad rastur gali ir padėti žmonėms su traumom, su paralyžiavimas ir taip toliau. Ir N variantų tiesiog tur galės ir padėti žmonėms ir žmonės ten važiuoja ir čia ir nemon kažkaip klydėsi. Ir tas Šarūn, sako, aš irgi buvau toks visiškai tokius visokius burtininkus žiūrėdavau, per astum, bet kada mum padėjo man žmona ir taip toliau, sako, aš pamačiau, kas ten vyks, kada aš atvažiavau, kokie žmonės atvažiavau, kaip ten vis vyks, sako, man išvis, kardinaliai pasikeitė mąstymas, supratau, kad čia ir žmogus, čia ir tiesiog žmogus tur gali ir kaip sakant, tur Dievo dovana. Už kažkur tai, ne? Ir sako, kodėl tu Roberto nepasiūlė mūsų to Robertą? Ir aš sakau, žinok, sakau, rimta, kažkaip nepagalvojau. Ir taip, toks kažkoks, kaip ir gėdas jausmas atsirado. Rimtas žmogus važiuojant, ten leid pinigus kažkokius masažus dar, daug maža nam ten padeda, galvoju, galėjau čia nuvežti netoli pas Robertą. Ir būtų žmogų galbūt padėjai, išgelbėjai ir būtum. Ir, tau ir pasibaigė. Susimontavau tos padangas, nuvažiavau techapžiūrą, žinom, techapžiūrą praėjau, viskas tvarko. Ir tik praėjau techapžiūrą, išvažiavau skomen Roberts. Roberts tas, katras tur gali. Mes nesusiskombinam, taip, kad į savaitę kartą dar. Būn, įdu į 3 mėnesius karts, kokį žinut paraš, po mon vaizdą įraš, ar dar kažką paskombin, arba netičiom, aš atidarau duris ir laukiu rondų prikrauto medaus ant stalo, ten kokį 10 ton indėlių po litrą. Tai jau supratau, kad Roberts buvo apsireiškęs. Ir skombin Roberts. Ir pašnekėjom apie moną, ton Robertą, ton draugą. Sakau, mums dabar išskritsko, bet jeigu nam nepadės, sakau, ančiau kalėdų vėl kapižat, sakau, ar pagelbės. Tai aišku, sak, daug čia. Ir netgi jau per telefoną susakė, anam greičiausiai visi tai dalykas, ir nuo nervų, nuo tų stresavimų, taip toliau, ten daugiau biškai papasakoju.
Ir aš vėl paskominau tam Robertui, tam draugui iš Anglijos, sakau, tep, sakau, tau nėra tep, kad tu sakau, susinė, jo, būtent. Nu, ir viskas, va, tep, viskas dėliojas. Aš į nieką jau nebežiūriu kaip į atskiras detalės. Aš dabar žiūriu kaip į detalės, bet tos detalės ir paimtas iš dėlionės, iš tos vadinamas puzlės. Ir žiūriu į puzlės. Tai va viskas čia ir puzlės detalės. Ir tas detalės, va, įdedi. Ir pradedi matyti bendrą vaizdą. Jėzus Kristus irgi yra detalė šiam pasaulyje. Mono pasaulyje. Mūsų pasaulyje. Tai ir viena detalė. Roberts ir da viena detalė. Šarūns da ir viena detalė. Mūn žmona yra atsiųsta iš kažkur. Dar ir viena detalė. Ir viskas. Ir tas žmogus, vat, man sutiktas pastoris. Dar ir viena detalė. Sutiks dar tas žmogus, kad ras ir tus gripukus vardu, bet uns vis tiek ir detalė. Ir visa, kas įvyksta vat aplinkau, tai ir detalės, katros susidėlio, ir jeigu tu matą bendrą vaizdą sugebi, ne vien tik susikoncentruoti į ton detalį, bet tu ton detalį idėjas bendrą pamatyti bendrą vaizdą, ir tu pradedi matyti tiek ir pasaulėžiūrą, kas vyksta aplinkau, ir tu tada tik pradedi pažinti pasaulį. Stengiuosi pasakoti, kiek įmanoma paprašiau, kad kiekvienas suprastų. Manau, kad man gal ir pavyksta. Tai va, tokie ir dalykai iš tikrųjų. Taip viskas vyksta. Bet, pasakysiu, iškart perspėsiu, kad tai nėra lengva. Tai nėra lengva, tai ir sunku iš tikrųjų, tai ir pauliams, ir masinis, didžiausias, ir būtent tas apgaulis, mela, iliuzijų, tas pasaulis, katras ir sukurts, ir į katrus ir įvaryti žmonės, apgaudinėjami žmonės masiška, kelis šimtus metų jau mažiausia. Tūkstantmečius netgi galim sakyti, ir apgaudinėjami. Ir be galo išsilaisvinti, be galo sunku ir suprasti visko, pamatyti, o paskui dar reikia išsilaisvinti. Net išsilaisvinims labai daug kainau. Išsilaisvinims kainau dėl ko? Dėl to, kada žmogus pradeda, buvo ir tas pandemijos laikotarpis ir visa kita. Irgi buvo, matyti, kad ir žmonės ir sąmoningi, kad ir pasidavė visišką sistemą. Ukrainos pavyzdys, pandemijos pavyzdys. Irgi labai geras yra pamokas iš tikrųjų, katros parodė, kas ir žmogus, kas ir biorobots, tikla akla tikintis tiesiog žmogelis. Kada nėra jokios logikos, kada kalbam apie Ukrainą, kada aš nuo pat pradžių sakau, Ukraina nėra šansų laimėti. Neturi jokių šansų. Nebent tik vienintelį šansą, jeigu vakarai ateina su savo ginkluotė ir karės. Viskas. Visa kita čia ir laika klausiams ir tiesiog žmonės bus išžudyti Ukraino, beliek senelė, pensininkai išsilaksys, išsibėgios ir viskas. Ir bus iškelta balta vėliau. Ir jūs galite mane užmušti, kiek jūs norit. Ar aš to noriu, ar aš to nenoriu. Čia nereiškia, kad aš palaikau Rusiją. Man ir be galo skaudu žiūrėti, kada slavą žud. Ir viskas. Čia stovų trečias jėgus už to ir iš to naudojas. Ir viskas. Ir kada tu pradedi kalbėti teisybę, visą kitą, tu sulauki labai daug negatyvą. Ir netgi tu pradėdams gyventi sąžiningą, teisingą gyvenimą, tu automatiškai nuo tavęs atsiribos netgi artimieji žmonės gali atsiriboti. Nes tavęs gal tiesiog nesuprasti, arba anie galbūt prisižiūrėti televizorių, anie galbūt užzombinti, užprogramuoti visą kitą programą. Tai greičiausiai tai ir vyks, dažniausiai tai vyks. Ir tie žmonės į tai pradeda žiūrėti kaip į psichišką nesveiką, nuo tavęs atsiriboja ir taip toliau. Ir tau tada pasidaro sunku, kada tavo artimieji, tarkim, tėvas arba motina, ačiū Dievui, man tėvas su Dievu viskas tvarko ir mama jo amžinatelis. Mes bendraujam vis tvarko, nėra jokių ginčių, bet yra šeimas, yra katros tėvas su brolės, taip toliau, ten tėvas susipykė, artimieji, kaimyną, ten baisu kas daros. Va tai ir baisiausia. O jeigu tu pasiverti į ton sisteminį pelę, vadinkiam, toks eini palei sistemą plauki, to biorobotų, tau grėsmės iš tos pusės nėra. Iš tos pusės tau kaip ir gyventi patogu. Ir tu gyveni to iliuzijo, tam kvailinė. Ir tau nėra jokių grėsmių, kad kažkas užpuls ar dar kažkas, jeigu tu iš vis net nesireiški, tarkim, ten Slava Ukrainė, toks jongi toj kvailelį, bet vidau tu ten Slava Ukrainė, tu ten viskų darakum per televizorių leip, tu perki rengis ton, kur ruot per televizorių, nekenti tų, kur ruot per televizorių, vis kitą, tu gyventi tom gyvenim, bet tu iš vidaus savęs iš tikrųjų mirėsi, jau čia ir nebegyvi žmonės, čia ir mirė žmonės iš tikrųjų. Tai va, jeigu tu nori būti gyvu, sąžiningu, padoriu žmogum, tai automatiškai tu sulauksi labai daug pykčio iš aplinkinių ir atsilaikyti ir taip pat sunku. O čia jau vidinis stiprybės
reikals. O kiek tu būsi stiprus. Visom prasmėm. Fiziška, morališka ir taip toliau. Morališka ir pagrindinis dalykas. Per nervus, nes nervo vis kito organizmo, vis organizmo dalis susiję su nerva, su nervin sistema. Jeigu nervin sistema bloga funkcionuoja, daug nervuojasi ir tai pat kiti organą pradės reikauti taip toliau. Nu, čia apie tai nekalbėsim. Čia visi kuo puikiausiai paprašė žmonės žinant, kad stresauti ir nervintis reikia mažiausia. Tai va. Man irgi buvo tas periodas, aš perėjau tų periodą, kada nervinau, stresavau ir taip toliau. Dėl ko? Dėl to, kad aš nežinojau, ką prie gyventi. Jeigu man būtų kas nors paaiškinis, pamokinis man, ką prie kelktis, ką piton reikia žiūrėti, aš būčiau to etapą pragyvenęs paprasčiau. Bet galbūt ir reikėjo man to praeiti, kad aš pats jau galėčiau kitiem patarti, pamokyti. Ir santykius ir taip toliau, ir su buvau žmona ir taip toliau, nes buvau žmona, galvoju, kad aš įstojau kažkokį sektą. Nes nustojau vartoti alkoholį, visą kitą, tu atsisakiau, tų nesąmonių, visą kitą, nes aš piligrimins kelionis važiuodavau su kunigas į Lenkijas, visą kitą, nes aš galvojau, kad ten ir... Ne, aš supratau, kad kažkas ir ne, taip aš pradėjau žiūrėti, tai reikia bažnyčią gal eit, gal ton važiuoti piligrimins kelionis, aš ten pavažiavau, aš pamačiau, kas ten daras girdimai visų kitų ir taip toliau, tus vienuolynus mes ten mėgodavom ir taip toliau, aš pamačiau, kad čia ne. Tai aš turiu omeny, kad aš praėjau ton ir aš ant savo kailį visą tom patyriau ir dabar visiems galiu pasakyti, kad bus, ne? Bet aš taip pat galiu pasakyti, kaip ton apeit. Kad nebūtina to patirti, nervintis, apeit ir gyventi su vidinį ramybę ir žiūrėti į tus procesus ramesnį galvą. Ramiau. Nebeimti giliai širdį ir nebeįsileisti ir neišgyventi ir nestresauti dėl to. Aišku, reikia pergyventi, negali žiūrėti, toks pochuistinis požiūris. Ne, negal būti to pochuistinis požiūris, ar kažkaip neatsakinga požiūris. Ne, bet tu turi suprasti. Tu turi suprasti, kad čia ir tiesiog procesą ir tu turi įvertinti save, ar tu gali įtakoti vieną ar kitą procesą. Tu turi pasverti, ar tu turi įtakas, ar tu gali kažko pakeisti. Nes kartą žmonės pradeda debesis ten lyginti, ar dar kažko žemės formas netgi pradeda keisti. Ir tokių grupių, kur, įsivaizduoju, kada neįsugėm. Aišku, žmogus tur labai didelis galis, bet apie tai šį kartą tikrai nekalbėsim. Kad mūsų protėvė, tarkim, orus tikrai pasitaisydavo, tas ir fakts, ir rašytinius šaltinius, ir Livonijos kronikos yra aprašyta, kad mūsų protėvė per rugiapjūtį, javapjūtis pasistumdydavo tos debesis kolektyvinių, kaip sakant, minčių laukas buvo galimybės tai padaryti. Bet čia aišku, čia pseudomokslas ir taip toliau, kaip jeigu pradedam kalbėti apie telegoniją, ir taip toliau, čia viskas ir pseudomokslas, nes, tam zombinimo aparatų, tai ir nuods, tai visi dalykai. Bet apie tai mes nekalbam. Mes apie tai nekalbėsim, nes čia bus per daug. Esmė ir ta, kad reikia išmokti įvertinti. Įvertinti situaciją, įvertinti visų pirma savi, o kiek tu, kokios yra tavo jėgas, kokios yra tavo galės ir ko tu gali padaryti. Pirminė stadija, aišku, visada būna, kad visų pirma reikia įvertinti aplinką, kokia čia yra aplinka, kas čia vyks, kaip sakant, su kokiais batais eiti į lauką. Šitas pats, kaip prieš einant į lauką, reikia įvertinti, koks oras laukia yra. Ar plus 20, ar minus 20, ar lyn, ar pašalus, ar guminius batus dėtis, tiesiog reikia įvertinti. Vat ir jau pasiruošus savi keistais, vadinkim tas prieš tų nušvietimą, kaip žmonės sako, ne? Tu norint, kada jau iš tikrųjų pažinti pasaulį, prieš einant į pasaulį, tu turi įvertinti, kas ten vyksta, kas ten daros, pagrindinius procesus, kad tu suprastum. Kad tu išėjai su guminės, neužliptum ant žarijų ir ištirpstai tau guminė. Nes tu nepagalvoji, tu nežinoji, kad ten galbūt žarijų taks ir tau nebus. Tau reiks praeiti žarijas, vieną per kitą. Arba taip, kaip išėjus su vasarinės sportbačiais, tau reiks eiti 3 km sniego. Gal ir praeitum, kaip nors. Bėgom ir taip toliau. Bet esmė yra, kad reikia vertinti. Ir žmonės kartais pamatė kažkokį vieną ar kitą vaizdo įrašą, ar kažkokį gavę tik tą mažą dalį informacijos, kad rauns pamato, taigi čia tiesa. Ir jis jau galvo, kad aš čia viskam pasiruošęs, aš čia nušvitis, aš čia visko galiu, aš čia visko moku. Ypač aš pastebiu tarptų
žmonių, kurį savis laiko suverenas. Su visa pagarba tiem žmonėm. Iš tikrųjų, žmonės ten daugelis matos, kad ir labai trokštantis žinot, labai trokštantis suprast, bet ane tik suprant vieną mažą detalėkį. Ir su ta detalėkį pradėt šaukt, klikti, mes šioj, čia jūs, čia nežmonių piliečiai, čia asmenį, čia taip, čia dokumentą, čia visa kita. Ane pamato ton iliuziją, va ton visą, ton iliuziją. O čia ir tik iliuzijas maža dalis. Čia ir maža iliuzijas dalis ir šaukti klikti, ir aniai pradėt šaukti klikti, ir tada, kada aniai pradėt šaukti klikti, sistema nus pamata. Ir tada sako, nei šauk klik, nei daro grėsmę mum, yra nus ir uždarė psichuškis. Gal viso tom padaryti, nešaukianti, neklikiant. Dabar vėl turbūt ir sulauks pykčio ir savira, bet nesvar. Esmė tai, kada nei mane ir prieš, aš anus laikau iki šiol draugas, bet tik ta netoks ir pateikimas būtų. Ir daug, žmonės perskait kažkokią knygą, ar dar kažkokį. Dažniausiai žmonės pakimba ant ideologijų. Perskait kažkokią ideologiją ir pakimta. Tai religija tas pats ir ideologija ir taip toliau. Ir visi ir vedžiojam. O Jėzus Kristus, tai ko sako? Jeigu mes grįžtam prie Jėzus Kristaus, tu turi būti žmogum. Jokių izmų. Tu tiesiog turi būti doru, padoru, sąžiningu žmogum. Padėti kitiem, padėti savo, padėti kitiem. Ir tada tu sulauksi pagalbas iš ko? Iš to pačio Jėzus ir kitų draugų. Jėzaus draugų. Iš Monis sulauks pagalbos. Iš Roberto sulauks pagalbos. Iš Antano sulauks pagalbos. Iš Stasiaus sulauks pagalbos. Ir daug žmonių, katrė ir praėjo. Tas pats ir Stasys va, nuo varnių pusės. Žmogus kokį ir praėjo, sunku gyvenimą tapo. Nuo alkoholizmo, vėžį, išsigydymą ir visą kitą. Ir dabar aš matau, jau žmogus galbūt mokytojo. Aš jau matau, kad uns galbūt mokytojai, bet uns dar nesuprant, kad uns galbūt mokytos, uns galėtum jau kviesti salis ir žmonėm pasakoti. Tad kartas reikia taip praeiti, kad tapt to mokytojo. Kartas reikia labai daug praeiti. Bet iš tikrųjų nebūtina visą praeiti, nebūtina tapti alkoholiku, kad tu galėtum apie alkoholį suprast, kas tas yra, kad tai ir genocido ginklas mes žmonėje. Nebūtina tapti narkomanu, kad suprast, kas yra narkotika. Nebūtina nuo stogo nušokti ant galvos, kad suprast, kas atsitiks tau. Tu gali ir taip suprast, logika vadovaujant, kas tau atsitiks. Bet dažniausiai reikia žmonėm užlipti ant to grėbliaus. Kito atveju negal. Tai dabartinė Lietuvos politika, kada uždar sieną su Baltarusija visą kitą. Ir kada gaun trigubą, keturgubą daugiau, kada Baltarusija padavė į teismą dėl kalio, čia uždraudim vežim 12 milijardų iš Lietuvos reikalaujant. Jeigu dabar prisiteis 12 milijardų, kokia čia žala Lietuva bus. Kada ir pasienį uždaryti transport pervežim kompanijas bankrutonai tepti, dar ne bankrutuot, bet į nuostolius eina ir kiek čia dar ilga teisės ir visą kitą. Tai čia ir parazitavim, čia ir naikinėm savo valstybės. Čia ir vykst valstybės naikinėms. Dėl ko nei taip dar, dėl ko nei nesuprant. Anie nesuvok, anie nesuprant, anie trokštų žimti kažkokius postus, anie nortos tų postų, bet anie nesuprant iš vis, kas čia yra valstybė. Kas yra Lietuva, kas yra valstybė, kaip valstybė turėtų funkcionuoti, kaip valstybė turi veikti, kas yra valstybė. Anie net nematė elementarių skaičių, kad valstybė nuo 90 metų gimstamum seniai apačiai rana nykst. Va čia paprastas elementarus dalykas. Valstybė nykst. Milijon žmonių buvo išvaryta. Iš Lietuvos nebėra. Ir gimstamums mažia viskas. Keli šimtą metų Lietuvos nėra. Raudonoje knyga būsam įrašyti, kaip Žemaitė, tokie visi kiti. Viskas. Ani paprastų dalykų nemat. Yra nei dar ieška priešų, yra nei dar nor pasunkinti, apsunkinti situaciją, taip toliau patys naikinas. Čia ir naikinėms. Čia ir savižudybė. Čia tas pats, kaip narkomans varto narkotikus. Čia tas pats ir. Va tokia dabar ir vykdoma politika prieš mumis, prieš lietuvius, prieš pačią Lietuvą, prieš pačią tautą, prieš pačią valstybę. Tai ir va tikrieji penkikolonininką, va tai va. Čia ir patys didžiausi Lietuvos prieš. Va čia ir tikrieji antivalstybininkai. Va toks šį kartą gavos mano vaizdą įrašas, tikiuosi, kad ne paskutinis. Tai ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad palaikot mano veiklą. Ačiū, kad pasidalinat. Čia jau ir drąsos išraiška pasidalinti. Dar didesnį drąsos išraišką ir palaikyti,
paremti pačiu po vaizdą įrašu, nes mūsų nerem jokis politinis organizacijas, jokį oligarchą, jokis kitas struktūras ir taip toliau. Jūs esat vienintelė palaikytoja. Paprasti žmonės. Tai va, šiam kartu tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot. Šiam kartu sakau ačiū ir iki kitų kartų.